įmanoma į Lietuvą pritraukti didelius protus, talentus, ko reikia, kad ne iš Lietuvos jie išvažiuotų ieškoti geresnio gyvenimo, o kaip tik čia atvažiuotų ieškoti to geresnio gyvenimo. Aš manau, kad ta net imigracija į vidų jau jinai vyksta. Čia nėra nuopelnas kažko tai kito. Aš manau, tai yra nuopelnas tiesiog mūsų sparčios ekonomikos evoliucijos. Atvažiuoja dirbti tie patys žmonės iš Londono, iš buvusio Barclays, tie patys lietuviai, kurie ten pradirbo 10 metų. Jie grįžta į Lietuvą dėl paprastai vienos priežasties, čia yra geresnė gyvenimo kokybė. Kai aš susimoku visus mokesčius ir tai, ką aš turiu, kas man lieka tiek pat, kaip į Londoną, bet Vilniuje už tiek pat aš galiu turėti ženkliai geresnį gyvenimą, mano vaikai gali eiti saugus į mokyklą, man nereikia vežti jų autobusu, lydėti su apsauginiu ir aš galiu vakare pasivaikščioti po gatvę, kas yra saugu. Mes prie to esame įpratę, mes tai priimam kaip duota, pasaulis nėra kaip duota. Lietuva yra viena iš saugesnių ES šalių.